Gaminame bandeles su varške. Pieną pašildykite. Truputį pieno atskirkite ir ištirpinkite jame mieles. Į mielių mišinį supilkite likusį šiltą pieną, suberkite cukrų, druską ir išmaišykite. Įmuškite kiaušinį ir įmaišykite miltus. Tešlą gerai išminkykite ir palikite šiltoje vietoje kilti 20 minučių. Kai tešla pakils, ją dar kartą paminkykite ir vėl kildinkite apie 20 minučių. Paruoškite varškės įdarą. Varškę sumaišykite su kiaušiniu, cukrumi, druska, šafranu ir cinamonu. Kai tešla pakils, iškočiokite 1,5 cm storio tešlos blyną, ant jos paskirstykite varškės įdarą ir susukite vyniotinį. Vyniotinį supjaustykite 3 cm storio riekelėmis, sudėkite jas ant sviestų išteptos skardos ir palikite 10 minučių, kad pakiltų. Tada bandelių viršų ištepkite kiaušinio plakiniu ir apibarstykite cukrumi. Šaukite į 180–200 laipsnių karščio orkaitę ir kepkite, kol iškils ir apskrus. Apie 30–45 minutės. Skanaus.